Sveiki visi, esu Robertas ir šiandien esame Klaipėdoje, Girulių paplūdimyje. Šiandien su Social Breeze savanoriais atvykome į Girulių paplūdimį rinkti šiukšles, kadangi prie jūros nelabai buvo daug šiukšlių, tai ėjome į mišką ir tiesiog rinkom šiukšles. Prie Social Breeze projekto prisijungiau nesenai, nes pakvietė mane draugas ir labai sudomino, nes šitame projekte galima sužinoti, kokias veiklas užsiema, tai yra kaip savanorystė, padėti žmonėm, padėti komunikuoti, praleisti gerai laiką, žaisti žaidimus. Iš šitų mokymų gavau daug naudingos informacijos, tokios kaip susipažinimas su kitais žmonėmis, sužinoti jų požiūrius, kaip jie mąsto ir kaip jie reaguoja. Taip pat padidėjo pas mane motyvacija, mane motyvavo aplinkiniai žmonės, atsirado drąsos tam tikros eiti savanoriauti, nebijoti kalbėti su žmonėmis, bendrauti, bendradarbiauti ir sužinoti, kaip jie gyvena ir susirasti naujų draugų. Tai labai aktyvi veikla, kuri mus skatina siekti ir eiti pirmin. Sveiki, esu Ieva, 22 metų Social Breeze ambasadorė. Šį savaitgalį vykdome savanorystės iššūkį Klaipėdoje, kurio metu savanoriai iš Klaipėdos ir aplinkinių miestų vykdo savanorišką veiklą. Šiandien esame pagalbos ukrainiečiams centre. Daug ukrainiečių pabėgėlių atvažiuoja į Lietuvą, atvažiuoja į gretimas šalis ir savanoriai atvažiavę čia padeda ukrainiečiams suskirstyti daiktus, susirinkti tai, ko jiems reikia, bendrauja su pačiais ukrainiečiais, išklauso jų norų, kaip jie jaučiasi. Atvykau į šią veiklą, nes noriu padėti karo pabėgėliams dėl susidariusios karo situacijos. Labai noriu paskatinti jūs taip pat prisijungti šią veiklą. Viskas vyksta Audros gatvė 17. Taip pat noriu paskatinti jūs prisijungti prie Social Breeze savanoriškos veiklos. Šių metų laikotarpyje mes vykdysime savanorystės iššūkius Kaune, Šalčininkuose, Visagine, kurių metu mes savanoriausime tam tikrose organizacijose. Savanorystės iššūkių metu mes taip pat įsigiliname į kas yra savanorystė, išmoksta atsakingumo, mes bendraujame, organizuojame kitas veiklas. Todėl noriu pakviesti jūs tapti Social Breeze nariais, o kitais metais galbūt tapti ambasadoriais.